Tai va, pamatą reikia tą bitumą nusilupti, atsikas pamatą nutepti kristalų, išsiplauti, tiksliau atsikasus pamatą iki pat apačios nuplauti su kercheriu į aukštų slėgių. Viršui čia galima su bituminė juosta nusitepti, o atsikasus ištepi kristalų ir iš vidaus, kur yra galimybė prieiti, irgi lygiai tą patį padarai atsikasi. Tada laukiu, kol kristalas įauga, dedi storą durą iš vidaus ir išorės. Ir iš išorės, ir drenuojančią membraną. O tada drėgmės surinkėja ir trauki drėgmę iš konstrukcijų. Nes pamatas šlapės yra. Ir latakus visus iki vieno sugaudė drėgmę nuo namo 3 metrus nuvesti. Ir atskirus šulinėlius jiem padaryti. Plius tai 3 metriniai vamzdžiai yra, iškart 3 metrinį šauni su alkūne. Ir palei pamatas apskardinimą padaryti. Laštakius užmės per visą perimetrą. Taip, ant namo langų palangės uždėti, nes be palangių langai. Tai yra blogai, nes gaunasi tiesiai vanduo lyja į vidų. Tai netgi matosi ir plytų spalvos pasikeitusios. Iki 3 plytų jos beveik juodos nuo drėgmės. Jo. Ant šitų palangių, ant namų, tai ten viskas gerai. Taip, ant tų tai kol kas ten viskas tvarkoja, nes ten